Tai šiandieną tada pakalbam apie mitingą, taip pat stiprėjančią opoziciją, vienu sakiniu apie FTEC sprendimą dėl Gintauto Palucko, o antroje laidos dalyje pakalbėkime plačiau apie tai, kaip atpažinti naikinamą demokratiją. Daug svarbių įvykių politinių šią savaitę Lietuvoje. Turbūt pats svarbiausias yra, kad suformuota naujoji valdančioji koalicija, socialdemokratai pasirašė sutartį su Nemuno aušra, taip pat valstiečiais ir Lenkų rinkimų akcija pasirašė ne tarp partijų, bet tarp frakcijų buvo nuspręsta pasirašyti sutartį. Taip pat paskirta naujoji premjerė Inga Ruginienė, dabar per 15 dienų jinai turės suformuoti ministrų kabinetą. Šiuo metu, kai rašinėjom, prezidentas susitikinėja su būsimaisiais ministrais, kandidatais į ministrus, jau išreiškė palaikymą ir pasitikėjimą Dovilei Šakalienei, dabartiniai laikinai krašto apsaugos ministrai. Ir visus šitos procesus lydėjo gyventojų, žmonių, piliečių mitingas, turbūt galima sakyti skaitlingas mitingas. Skaičiuojama, kad nuo 8 iki 10, kažkur mačiau ir 12 tūkstančių žmonių susirinko, bet kokiu atveju vizualiai iš nuotraukų, iš visko matyti, kad buvo labai daug žmonių Vilniaus centre. Nepaisant to, kad mitingas buvo skaitlingas, visgi buvo išlaikyta ta, kaip sako teisėsauga, rimtis. Buvo provokatorių, žmonių, kurie bandė išprovokuoti, bet vis tiek žmonės atėjo, išreiškė savo nuomonę ir regis jokių incidentų nebuvo. Kadangi jau daug kalbėjom apie valdančiąją koaliciją naują, apie premjerę ir neišvengiamai ir dabar pakalbėsime, pabandykim kitų kampų pažiūrėti, kokias mintis sukėlė mitingas. Džiugu matyti, kad jis buvo daug didesnis negu tas, kuris buvo vasaros vidury. Bet skaičiai to mitingo yra tokie, kad dabartinė Nausėdos antroji koalicija, ar kaip ją pavadint, gali nekreipti tuos skaičius dėmesio. Na, Ruginienė taip ciniškai ir pasakė, jeigu būčiau su konservatoriais sudariusi koaliciją, tai būtų toks pat protestas, ar ne? Tai kol nebus 200-300 tūkstančių, tol šitie darys savo maklės ir varkės taip, kaip darė. Labai nemalonu tai pripažinti, bet tai yra faktas. Ar tu manai, kad egzistuoja, norėjau klausti, ar egzistuoja ta riba, kiek turėtų susirinkti žmonių, kad politikai atkreiptų į tai dėmesį, nes įprastai taip ir būna, kad nesvarbu, kad yra mitingas, politikai vis tiek daro toliau savo tai, ką jie darė. Visada egzistuoja ir ta prasme, čia yra tas pats kaip ir bet kuri kovos karo strategija, ar ne, kiek tu žmonių gali atvesti į mūšio lauką ir kol yra 8-12 tūkstančių, mačiau kai kurių skaičiavimų, kad galėjo būti ir 18 tūkstančių, tai tol iš esmės valdžia laiko tai paklaidos riba, ar ne? Bet 200-300 tūkstančių, tai yra 10% valstybės piliečių susirinkusių vienoj vietoj ir tu jau nebegali nekreipti dėmesio į juos, nes jie tiesiog gali nušluoti tave. Čia jau mandatais gali skaičiuoti. Taip, jau gali mandatai skaičiuoti, nes 200-300 tūkstančių. Na, iš principo, tai jeigu opozicija dirbtų savo darbą, tai tokį skaičių galima organizuoti, todėl kad, sudėjus konservatorių, liberalų balsus, tai dabar jau turbūt reiktų bent dalį Skvernelio rinkėjų pridėti, tai išeitų didesni skaičiai. Vadinasi, viskas priklauso nuo to, valstybės likimas priklauso nuo to, kokį spaudimą šitai beveik tobulai rusiškai koalicijai sugebės daryti opoziciją vienydama pilietiškai nusiteikusių žmonės. Dabar opozicija iš tikrųjų yra labai stipri ir tai yra viena iš įdomesnių temų. Jeigu mes laikytume, kad Sauliaus Skvernelio demokratai prisidės prie opozicijos, nes
yra toksai variantas, kad jie gali nepasiskelbti opoziciją ir būti, esame matę tų tokių tarp valdžios ir opozicijos, kažką palaiko, kažko nepalaiko, kažką už tai gauna, kažko negauna, bet panašu iš to, kad vis tiek išeita turbūt susipykus, ar ne, galim taip deklaruoti, kad Skvernelis susipyko su socialdemokratais, aiškiai labai savo rinkėjams parodė skirti tarp savęs ir socialdemokratų, galima tikėtis, kad jisai turbūt prisidės prie opozicijos ir tada tokiu atveju, jeigu aš gerai skaičiuoju, valdančioji koalicija bus 82 nariai, opozicija bus 55 nariai. Tarp jų bus 3 premjerai, tai yra tas pats Saulius Skvernelis, Ingrida Šimonytė, Algirdas Butkevičius, kuris yra Skvernelio partijai. Taip pat, jeigu aš gerai suskaičiavau, dabar taip greit permečiau galvoje 3 Seimo pirmininkai, Viktorija Čmilytė Nilsen, tas pats Saulius Skvernelis ir Pranckietis, ar ne? Regis nieko nepraleidau, turbūt dar kiek Seimo vicepirmininkų, buvusių komitetų vadovų ir taip toliau, bet dar, sakykime, prie tos kiekybės ir tų jau tokių postus užėmusių politikų galim šiaip sakyti tokį paprastą ir svarbų dalyką, kad opozicija turės daug veidų, kurie yra įdomus žiniasklaidai. Tai yra žmonės, kurie visada gaus žiniasklaidos dėmesio ir turės galimybę ištransliuoti savo kažkokią kritišką žinutę, kurios bus skambinama, kai valdantieji priiminės sprendimus. Ką opozicija su tokia jėga galėtų padaryti gero valstybei šitoje situacijoje? Tu pradėjai nuo skaičių, tai jeigu žiūrėtume į skaičius, tai opozicija nėra stipri. Taip, prie konservatorių buvo didesnė. Stipri opozicija buvo praėjusią kadenciją, kai nedaugeliu, galbūt kai kuriais labai svarbiais visuomeniai valstybei klausimais, susidarydavo kita dauguma. Vat tada ir opozicija stipri, nes vis tiek vėlgi bet kurioje kovoje skaičiai turi labai didelę reikšmę. Tai jeigu kalbam apie kokybę, tai iš tiesų tavo išvardyti faktai yra labai svarbus. Ir istoriškai taip jau per 305 metus susiklostė, galima sakyti, kad kai tik tai konservatoriai yra opozicijoje, tai opozicija yra stipri. Todėl, kad vis tiek tai yra žmonės, kurie turi ideologinį pagrindą, turi pažiūras, žino, kaip valstybė jų manimų turi veikti ir todėl jie neleidžia valdančiai daugumai, vykdomai valdžiai, kaip čia pasakyti, tyliai daryti gešeftus. Kai opozicijoje būna socialdemokratai, ten darbo partija, paksistai, kurie virto kolchozo Aušra ir taip toliau, tai iš esmės jų visas mąstymas yra apie postus, ar ne? Tai kai tu galvoji tik apie postus, labai tu sunkiai tvarkaisi su reikalais. Turbūt iš praėjusios opozicijos gali išskirti Šakalienę, kuri visus 4 metus neslėpė, kad ji nori būti ministrė, ji mokėsi, ji dirbo, ji kabinosi į ministrus, krašto apsaugos, ten į skaičius ir... Kaip dabar beje, Jeglinskas labai. Taip, ir taip toliau. Bet daugiau tokių atvejų nebuvo ir Skvernelio Facebooko postas vakar buvo vieno sakinio, tai tikro opozicionieriaus postas. Kai Budbergytė pasakė, ką čia Olekas, neduosime Olekui Seimo pirmininko, aš noriu būti, aš galiu būti, ar ne? Tai Skvernelis parašė, tai čia Ruginienė sakė, kad šitoj koalicijoje liko tie, kuriem postai nesvarbus. Taškas. Jau smiginės į 10 pataikyta į patį centriuką. Tai... Aš truputį tave sustabdysiu, kadangi įsirašiau šitą klausimą apie Budbergytę ir dabar akivaizdu jau prie jo nebegrįšim, užduosiu tą klausimą. O čia yra gerai, kad ji pasakė, kad aš noriu būti Seimo pirmininkė, politiškai tai gerai, ar visgi tai labiau juokinga, kad tu suformuoji koaliciją ir jau nebepasidalini postų? Man čia turbūt reiktų sakyti gerai, kad kuo durniau elgiasi šitą tobulai prorusišką opoziciją, tuo geriau Lietuvai yra. Ne? Tai parodo, kad tarp jų nėra jokios vienybės, nėra aiškumo, visi nori maždaug čia arba niekada.
Budbergytei 65 metai, tai arba dabar, arba niekada, ar ne? Olekui taip pat, Olekui yra 70 metų, irgi arba dabar, arba niekada. Bet Olekas daug postų visokių užėmęs. Bet tai Budbergytė yra turėjus ir net tarptautinių postų. Finansų ministrė, valstybės kontrolierė, auditorumai Europos, bet kaip ten kartą mėgsti paragavęs, trečią dieną po smerties grabę verbalais barškino, ar ne, tai jau kai įpranti, tai įpranti. Tai rodo, kad yra žiurkių pjautynės stiklainėje. Tai iš vienos pusės yra turbūt, reiktų gerai vertinti valstybės požiūrių, ar ne, bet jeigu vertintų socialdemokratų partijos gerbėjai, šalininkai, tai kritiškesnis žmogus turi pastatyti antakius, kas čia dedas. Įrašot pavardę, kitą dieną jau sako, čia dar nesutarta. Čia dar nesutarta, apskritai turbūt, jeigu jau apie Budbergytę kaip personaliją kalbėt, tai žiūrint į ją, toks lengvas šiurpas ima, kaip prastai gali atrodyti laisvos šalies, demokratinės šalies politikas, pyktis, neapykanta, kaip jis sakė, viską apie Palucką žurnalistai melavo, kai paklausė, o ką pamelavo, atsakė, nežinau. Tai ta prasme dar ir kvailumo dozė tokia nebloga, nors žmogus su pagirimu baigė teisės fakultetą kažkada, bet dabar yra toks neapykantos kamuolys, ar ne? Visi blogi aplinkui, visi priešai. Ir taip atsitinka? Kai nemyli žmonių, turbūt vienas dalykas, ir kai nemyli savęs realiai, nes tu kitus gali mylėti tik mylėdamas save pirmiausia. Nežinau, čia Freudas yra ir žiūrint daug į socialdemokratus, tai pirma mintis, kurią aš vis prisimenu, yra Zigmundas Freudas, Andriukaitis Freudas, Budbergytė Freudas, Paluckas Freudas. Šimonytė Freudą prisiminė, kai Žemaitaitis skiriant premjerę pavadino ją Ingrida Ruginienė. Čia jau ne Freudas, čia turbūt Naujosios Vilnios vizituojantis psichiatrijos gydytojas, turbūt tokio lygio čia būtų, ta prasme, Freudas yra apie žmogaus vidų, ne, apie tai, kas mūsų smegeninėse dedasi, o psichiatras jau, kaip čia pasakyti, su simptomais dirba, kurie žiauriai pasireiškia ir trukdo kitiems žmonėms gyventi. Tai šita situacija yra labai įdomi. Aš sugrąžinsiu prie opozicijos. Kaip tik nesenai teko kalbėti su Eugenijumi Gentvilu, dariau su jo interviu Ryto laidoje, ir jisai sakė, kad nėra sutarimo tokio, nėra tokio aiškaus sprendimo, ar reikia skirti ar nereikia skirti opozicijos lyderį. Techniškai pagal taisyklės konservatoriai galėtų patys vienašališkai paskirti, dėl to, kad iš 55 opozicijos narių, jeigu Skvernelis ten prisijungs, turi 28, bet jie turbūt įtariama, kad jie taip nedaro, dėl to, kad nesugadintų santykių su kitais opozicijos nariais, nes jeigu ten, tarkim, prie Skvernelio prisijungs keli socialdemokratai ir Skvernelio tada frakcija sustiprės, tada konservatoriai nebeturės tos tokios aiškios daugumos opozicijoje ir panašiai. Ar reikalinga opozicijos lyderio pozicija šiuo atveju? Blogai, kad mūsų politinė kultūra, kuri demokratija iki 90 metų turėjo tik tai maždaug 6 metų istorija, jį vis pertraukta tai savų, tai svetimų diktatūrų ir mes dažnai bandome, kaip ir švietimo sistemoje, čia vokiečiai kažką gerai daro, padarykim, suomiai gerai daro, padarykim, įmetam. Negalima mechaniškai į savo sistemą įmesti kitų šalių patirties. Kodėl? Todėl, kad opozicijos lyderis iš esmės yra atėjęs iš dvipartinių sistemų. Amerikoje
mažumos lyderis, ar ne, kongrese. Yra dvi partijos, vieni turi kongreso pirmininką, tai yra atstovų rūmų pirmininką, ar ne, kiti turi mažumos lyderį atstovų rūmų, tas pats Didžioji Britanija, ar ne, kur iš esmės, išskyrus ten kažkiek tai liberalų, yra konservatoriai ir leiboristai. Tai dabar Lietuvoje, pavyzdžiui, praėjusią kadencija, kiek ten buvo opozicija, 5-6 partijos ar panašiai. Tai dabar bus 3 partijos. Tai neapsimoka ne viena iš tų partijų turėti opozicijos lyderį. Todėl, kad tu pats būsi nebematomas. Taip, todėl, kad arba tu tą, ką tu padarysi, tu darysi ir kitiems. Tai mūsų sistemoje turėtų būti kitaip, turėtų veikti ta sistema. Jeigu aš esu vyriausias liberalas ten, arba kiečiausias liberalas, tai aš kalbu liberalų vardu, ar ne? Jeigu aš esu ten, kaip ten tas Skvernelio partija vadina, Demokratai. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Vardan Lietuvos. Tai visi žino, kad čia yra Skvernelis, ar ne? Dabar konservatoriai turi savo lyderį Kasčiūną Seime. Tai aišku, kad Kasčiūnas kalba. Tai aš sakyčiau, kad turėtų būti 3 lyderiai ir nesvarbu, kaip mes juos vadinkim. Vadinkim paprasčiau: konservatorių lyderis, liberalų lyderis, skvernelininkų lyderis, sakė, kalbėjo, ir to turėtų užtekti. Tai man tas mechaniškas pritempimas prie Britų sistemos, tai tam pirmiausia reikia turėti Britų sistemą. Kad būtų, tarkim, tik socialdemokratai ir tik konservatoriai, ir galbūt ten kokie keli liberalai kažkur tai per vidurį. Tada galėtume kalbėti apie opozicijos lyderį. Pas mus buvo, man atrodo, tokia sugalvota rotacija, kad opozicinės frakcijos rotuoja savo lyderį, bet tada vėl atsiranda tas toksai momentas, kad o kas bus opozicijos lyderis artėjant rinkimams, turbūt, ar ne, tai yra pati svarbiausia. Ir tada prasideda, kad tu kaip tik turi muštis su tais, su kuriais veikėjai bendrai. Aš sakyčiau, kad turėtų būti, idealiu atveju turėtų būti koordinacija. Jeigu, tarkim, šitie norės sunaikinti Ignitį, ar ne? Taip. Sunaikinti investicijas Lietuvoje arba pasiųs signalą urbe et orbe, kad mums lietuviam investicijų nereikia. Ir mes kišam pinigus tam, kad sunaikintume investicijas, tai turėtų būti koordinacija. Konservatorių lyderis, liberalų lyderis, demokratų vardan Lietuvos lyderis susitaria veikti bendrai, kad kaip nors stabdytų šitą procesą. Ir galbūt 3 net ir išstoja, ar ne? Taip. Ir vienus argumentus pasako, kitas kitus, trečius. Panašiai kaip veikia Europos didžiųjų valstybių ir Suomijos lyderiai Trumpo kabinete, kai užkirtinėjo raudonas linijas ir Trumpas bent jau tą konkrečią valandą, minutę, nieko negalėjo pasakyti prieš. Taip. Kaip to atrodo, ar Skvernelis prisidės taip, ar Skvernelis, konservatoriai ir liberalai bus konsoliduota tokia iš vien veikianti, tai, kad tu sakai, koordinuota opozicija, ar visgi čia gali būti tokio paklodės tampimo į savas pusės? Negali būti taip jau koordinuotos opozicijos. Žinoma, tas labai priklauso nuo Ruginienės vyriausybės nesąmonių daroma. Aš manau, kad niekas taip nesuvienyje žmonių, ypač kurie yra opozicijoje, kurie galvoja apie valstybę, kaip nesąmonės daromos Lietuvos Respublikos vardu. Kuo bus daugiau nesąmonių, tuo mažiau turės galimybių opozicijoje esanti bet kuri partija apsimest, kad nieko nevyksta. Baisus dalykai darosi, ar ne? Tai tarkim, čia Ignitis, čia dar, arba tarkim, kai paskirtoji premjerė į klausimą, ar siųsti Lietuvos karius į Ukrainą, jeigu bus toks sprendimas, Europinių NATO valstybių, sako, aš nežinau, aš neturiu nuomonės. Tai
Premjeras turi turėti nuomonę visais politiniais, ekonominiais ir socialiniais klausimais. Absoliučiai visais. Nuomonė gali būti prasta, bloga, gera, vidutinė, bet jis turi turėti nuomonę. Premjeras be nuomonės tai yra, aš studentams taip sakau, kaip studentas be galvos. Užbaigiant šitą temą apie opoziciją, paprašysiu tavęs nusileisti į atminties klodus. Kokie iš tavo matytų opozicijų buvo pati stipriausia, jeigu prisimintum Lietuvos politinę istoriją? Formaliai žiūrint, tai pati stipriausia buvo nuo 2006 iki 2008 metų, kai buvo mažumos vyriausybė. Taip. Tai opozicija bendrai sudėjus turėjo daugiau balsų negu valdančioji dauguma. Ir tada Kubilius buvo įsipareigojęs paremti Kirkilo mažumos vyriausybę. Bet viskas baigėsi tuo, kad visos partijos siūlė motinystės pašalpas. Kiek čia didinam 300%? Ne, gal dvigubai didinam. Kas yra motinystės pašalpas? Motinystės. Motinystės. Dvigubai ten. Kiek čia metus? Ne. 2 metus leiskim tą pašalpą gauti. Žodžiu, dalijo pinigus ir tada atėjo 2008 pabaiga, premjeras Kirkilas su Šadžium tvirtina, kad krizės nėra ir nebus, bet krizė jau jų švarko kišenėse vaikšto ir baigėsi labai liūdnai. Ta prasme, vėlgi nėra gerai mažumos vyriausybė, bet jeigu taip jau apie stipriausią ir apie tai, kad tai davė rezultatų, tai aš sakyčiau, kad 1992 metais, kai buvo toks, 50-50, ar ne, Vytautas Landsbergis pamatęs tai išveda savo šalininkus į rezistenciją, parlamentas daugiau kaip mėnesį nedirba, ar ne, be galvos valstybė yra. Bet opozicija tada, privertė su savim skaitytis ir buvo priimta pirma konstitucija, paskui rinkimai, ar ne? Vienas dalykas buvo sutrukdyta įvesti stiprų prezidentą. Tai visada tiems, kurie norėjo stipraus prezidento, Landsbergio šalininkams mėgstu priminti, kai išrinko Brazauską. Įsivaizduokit, kas dabar būtų. O kokia būtų Lietuva dabar, jeigu mes turėtume stiprų prezidentą? Pafantazuokim. Pafantazuokim. Nereik Brazausko. Brazauskas dar atsakomybės turėjo Paksas. Viskas, jokios apkaltos nebūtų praėjusios. Ar nebūtų susitvarkyta, susidorota. Visa teisėsauga būtų jo rankose buvusi, įsivaizduok. Arba, tarkim, dabar su Nausėda brūkšnelis Jansonu. Negali, kaip čia pasakyti, ne tik tokioj valstybėje kaip Lietuva, kuri yra po diktatūros, ar ne, bet ir Amerikos pavyzdys rodo, kur atrodo yra svorių ir atsvarų sistema, o kada čia Trumpas vakar ar užvakar pasakė, aš Amerikoje galiu daryti, ką noriu, nes aš esu Amerikos prezidentas. Prieš tai jis kalbėjo, kad daug žmonių patinka diktatūra amerikiečių. Iš kitas daug žmonių šitie, kur įsitempęs, Gabart, Vensas, Vitkofas ir dar keli, kurie stovėdami klausosi šito senelio blėnio. Ar ne? Tai pavojus visada yra. Bet grįžtant prie to fakto, tai iš esmės valdžia buvo priversta tarti su opozicija. Konstitucija buvo nestipri prezidentinė ir nesilpna parlamentinė, ar ne, nors, tarkim, man labiau, ta prasme, nestipri prezidentinė ir nestipri parlamentinė. Subalansuota tokia. Reiškia, balansuota, nors aišku, turbūt Lietuvai būtų daug geriau, jeigu turėtume sistemą tokią kaip Vokietijoje, kaip Latvijoje, kur viskas būtų parlamente ir politinės kultūros ugdymui tai duotų daugiau naudos, nes žmonės suprastų, kad sprendimų priėmimo centras yra Seimas, o ne prezidentūra. Ne? Dabar žmonėm atrodo, kad čia prezidentas gali viską nuspręsti. Tai tada buvo stipri, tada buvo priimti valstybei, sakyčiau,
labiau naudingi sprendimai, negu kad jie būtų buvę priimti vien tik valdančiosios daugumos balsais. Tai vat šitie du momentai, na, o taip pagal skaičių, tai galim būt sakyti, kad taip, praėjusi kadencija buvo labai stipri opozicija, nes valdančioji dauguma iš pradžių turėjo 74 balsus, paskui 73, tai iš esmės, nu, tai yra plus atmetus ten kelis šitos agroliberalus, tai realiai Šimonytės vyriausybė dažnai dirbo iš esmės mažumos vyriausybės teisėmis. Pažiūrėsime, kaip seksis šitai vyriausybei ir šitai opozicijai, bus įdomu tą stebėti. Kągi, maestro, junkit muziką. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė, kad atsistatydinęs premjeras Gintautas Paluckas nesupainiojo viešų ir privačių interesų vadinamoji Garnio ir Iltės istorijai. Kaip tai įvertini? Tai FTEKas apskritai yra naikintina organizacija. Tai viena, o antra, Paluckas bandė pateikti, kad FTEKas jį išteisino visais gyvenimo klausimais ir galbūt net kaip 16 amžiaus, kai Medici buvo tapęs popiežium, statė Švento Petro baziliką ir paleido šitas šventasias obligacijas, kuriomis galėjai išsipirkti, paukojęs pinigų, išsipirkti nuodėmes, įskaitant iki ano gyvenimo. Tai Paluckas taip pavaizdavo, kad FTEKas išteisino jį dėl buvusių, esamų ir būsimų nuodėmių. Manęs tai nenustebino iš tikrųjų, nes visiškai galėjo tai būti, kad pagal įstatymą jisai nesupainiojo jokių interesų, ta prasme priiminėdamas dėl Iltės sprendimus. Lietuvoje viešėjęs JAV ambasadorius prie NATO Matthew Whittakeris LRT sakė, nemanantis, kad JAV įsipareigojimai dėl karių dislokavimo galėtų keistis. Taip pat sakė, kad Donaldo Trumpo veiksmai artina Rusiją prie derybų stalo. Kokias mintis tai sukelia? Tokias pat į bet kokį tokį Amerikos pareigūnų kalbėjimą reikia nekreipti dėmesio. Todėl, kad Amerikoje vienintelis kalbainis yra Trumpas. Ką tas Whittakeris pasakys, visiškai nieko nereiškia prieš Trumpo žodį. Trumpas sumastys, pavyzdžiui, pasakė, aš galiu įvesti sankcijas Ukrainai, ar ne? Tai, žodžiu, Amerikos establishment atstovai bando išlaikyti veidą labai prastam žaidime. Iš principo, jie kitos išeities ir neturi. Kol nepasakyta visiškai kitaip, jie varo taip pat kaip varė. Tai blogiausia yra tai, kad mes išklausę žmogaus iš praeities ar neapmąstymus, matai, nėra taip blogai, viskas čia gerai, čia viskas bus okei, Šakalienė taip kalba, kariuomenės generolas Vaikšnoras taip kalba ir šiaip tai mes migdomės, atrodo, kad čia viskas gerai, bet jeigu kalbėtume apie Ameriką, reikia kreipti dėmesį tik į vieną žmogų. Kadangi apie Rasą Budbergytę jau pakalbėjome pirmoje temoje, taip improvizuotas vienas klausimas. Mačiau, kad paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad kelsis į Turniškes ir apsigyvens toje premjerinėje rezidencijoje, žinant, kad šitas kelimasis į Turniškes yra susijęs su saugumu. Ar gerai, kad vyksta tokios diskusijos ir palikta leista pasirinkti išrinktajam politikui keltis ar ne, ar visgi turėtų būti taip, kad kiekvienas tenai, kuris yra išrinktas, tenai ir gyvena? Valstybėje turi būti tvarka. Jeigu yra namas, Downing Streetas, ar nes, ateitų Starmeris, sako, Baltieji rūmai. Ne, aš gyvensiu Mančesterį kur nors, arba kaip čia Pranckietis gyveno kažkur Kauno rajone, ir įsivaizduok 100 kilometrų pirmin, 100 atgal, 100 pirmin, 100 atgal, apsauginiai 400 kilometrų jų automobiliai darydavo, ar ne? Tai jeigu yra namas, tai jame turi gyventi paskirtas pareigūnas. Jeigu nenorima ten gyventi, tai panaikinkim tos namus, parduokim ir panaudokim, nežinau, švietimui, kariuomeniai, gynybos įtvirtinimais ir taip toliau. Kas čia per anarchiją? Jeigu anarchiją pradeda įvedinėti prezidentas arba premjeras,
gyvensiu ten, negyvensiu ten ir taip toliau. Tai ko norėti iš paprastų, iš kitų piliečių, kad jie laikytųsi įstatymų, kad jie gintų valstybę ir taip toliau. Kuo aukščiau yra valstybės hierarchijų žmogus, tuo jis turi rodyti gražesnį pavyzdį, kaip laikytis įstatymų, konstitucijos ir kitų normų, kurios yra nustatytos. Ir dar kreipsiu dėmesį, kad šitas apsigyvenimas Turniškėse yra dar susijęs ir su pareigūnų gerovė, dėl to, kad ten yra sąlygos, kad tie žmonės galėtų dirbti savo darbą ir normaliai gyventi. Kada įsikūri prie stiklinio namo tokioje vietoje, kur vaikšto turistai nuolat, tai pareigūnų darbas iš karto. Aš tik sakyčiau, kad reiktų apriboti galimybės jiem taškytis pinigais. Kiek ten Paluckas išleido pinigų? 200 000 remontui. Suremontuotas namas. Iš esmės jame reiktų, gražiai jį išvalyti, ar ne, galbūt kai kur padažyti vaikų, nežinau, nubraižytą sieną, ar ne. 200 000, dabar įsivaizduokit, Palucko nėra, Ruginienė nesikelia. 200 000 kaip į balą, arba žemaičiai pasakytų, kaip į kitą vietą. Nesakysiu kaip. Jeigu mūsų žiūrovai įvestų į Google žodžius sukčiai išviliojo, pamatytų, kad tokių pranešimų apie sukčiavimą kiekvieną mielą dieną, kartais yra net po kelis kartus per dieną, sumos yra milžiniškos ir čia tikrai susidaro įspūdis, kad čia vyksta kažkokia epidemija. Pareigūnai sako, kad tai nebėra kalinių darbas, kaip būdavo anksčiau, kad to užsiema didelės sukčių kontoros, naudoja dirbtinį intelektą tiek informacijai surinkti, balsui pakeisti ir panašiai. Valstybės atsakomybė tai apsaugoti žmonės ar visgi pačių žmonių? Nuo durnumo vaistų nėra. Tai pirma, ar ne? Dar į Google reiktų įvesti sukčiai kalbėdami rusiškai išviliojo. Jūs man pasakykit, 36 metai. Ir mano amžiaus arba jaunesniai moteriai, ir ten pakliūna visokių, 30 metų moteris, 35, ar ne? Tau paskambina, sako, esam iš banko tokio ir tokio, kalba rusiškai. Ir tu jam pateiki viską, ko jam reikia, skaitant savo banko kodus. Tai, kaip pasakyti, tai šiaip jau jie veikia kaip makreikeriai, kaip miško sanitarai. Jie įveda į rinką pinigus, kurie guli, nes įsivaizduokit, šiaip vienas dalykas yra geras. Aš mėgstu šitą informaciją skaityti, net užsiseivinu, pasidedu ateičiai tokius atvejus. Pirma, lietuviai turi labai daug pinigų. Tai. Ir antra, jeigu tuos pinigus tu būtum uždirbęs kruvinai, kaip mes su tavim, kad uždirbam, ar ne, tu niekada sukčiams jų neatiduotum. Gaila, ar ne? Ir matyt, kol jie visų tų pinigų tokių neišims, tai tos istorijos Google vis pildysis ir pildysis. Mūsų bičiulis Antanas Terleckas, kalbėdamas LRT labame ryte apie Molotovo-Ribentropo paktą ir Juodojo Kaspino dieną, sakė, kad ryte keldamas prie namų Lietuvos vėliavą akimirką suabejojo, ar vis dar reikia dėti Juodąjį Kaspiną, ir tada reflektavo tą savo jausmą, kad pastaruoju metu rugpjūčio 23 labiau siejasi su Baltijos kelio švente, o ne su Vilties ir Gedulo diena. Sutinki? Tai tas mąstymas jau seniai Lietuvoje atsirado, svarstamas, kad, pavyzdžiui, sausio 13 yra pergalės diena. Negedul. Mes minėdami pergalę mes prisimenam ir Loretą Asanavičiūtę ir kitus žmonės, kurie žuvo ir sužeistus, mes juos pagerbiam, prisimenam, rašom, rodom, kalbam, lygiai taip pat kaip ir, tarkim, rugpjūčio 23, nebeturėtų būti Želavonė. Apskritai, Želavonė arba Gedulas, kiek jis trukdavo pagal tradiciją, metus, ar ne? Jeigu tu išsikovoji laisvę, tai Gedulas baigėsi, ir ne? Gedulas buvo tol, kol mes buvom okupuoti. 89 metų
rugpjūčio 23 buvo gedulas. 90 metais de jure paskelbėm nepriklausomybę, de facto tebėra gedulas. 91 metais buvo pirma diena, kai jau buvo aišku, kad ir de facto būsim laisvi, ar ne? Po pučio. Tai dabar po 305,5 metų laisvės mes turėtume persvarstyti požiūrį į gedulą, nes negalim gedėti 1000 metų, ar ne? Tarkim, jeigu imtų žydų tautos istoriją, ten visokių tragedijų buvo, ar ne? Bet jie mini holokaustą, ar ne? 6 milijonai išžudytų žydų, tai turbūt va čia tas atvejis yra, kad su gedulo juosta turi tos dienos. Yra dar kitas pavyzdys, antrasis pasaulinis karas civilizuotame pasaulyje taip pat yra minima antrojo pasaulinio karo pabaiga, nėra švenčiama, tik rusai. Tai turbūt buvusios Sovietų Sąjungos šalis, kai kurios švenčia tą pergalės dieną. Jo, tarkim, ir aš sakyčiau, kad ir Lietuvoje turėtų likti birželio 14 tokia, ištremta 30 000 šviesiausių žmonių. Turėtų gegužės 22, kai buvo pats didžiausias trėmimas 1948 metais. Tai šitos dienos, yra tokios, naikinimo, tautos naikinimo dienos. Čia negali būti šventė, ar ne? Bet tarkim, tą Molotovo-Ribbentropo paktą mes panaikinom savo veikimu, savo stiprybę, savo vienybę. Ir jį reikia prisiminti tą dieną. Tai, o iš tiesų, kadangi tai buvo Baltijos kelias, tai, kaip čia pasakyti, pergalingo mūšio diena, ar ne? Tai Antanas Terleckas yra teisus, kad gedulo juostelę gal ir laikas nuimti. Šią savaitę Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradėjo Europos vyrų krepšinio čempionatą. Jau laimėjome prieš Didžiąją Britaniją, šiandieną žaisime prieš Juodkalniją, kai pasirodys mūsų laida. Be diskusijų ir išsiplėtimo spėk, iki kurio etapo nukeliaus Lietuva ir kas laimės čempionatą? Spėjimai turi remtis matytais vaizdais, ar ne? Tai man rungtynės su Didžiąja Britanija tokį slogų įspūdį paliko. Tai pirmiausia, mums labai sunkiai sekės primesti savo žaidimą, tokie antraeiliai, trečiaeiliai komandai. Ir kaip reikėjo tikėtis, mesti tritaškius yra kam, o įmesti tritaškių nėra kam. Tai jeigu tu su Britanija įmeti tik 2 tritaškius, tai kažin ar moderniam krepšinė tu gali labai toli eiti. Tai ketvirtfinalis ar aštuntfinalis? Čia yra, tai dar reikia iš grupės išeiti. Gal iš grupės tikrai išeisim, bet mūsų viltis turi būti koks nors atsitiktinumas, laimė ar ne, loterija tokia. Tai gal nebent pagal tą taisyklę, kad, tarkim, praeitam Europos čempionate mums nepasisekė su tą laimę, ar ne, su ispanais galėjom. Mums žinok, jau senai nesisekė. Ispanai ir būtume nugalėję po pratęsimo, ar ne, ispanus, arba tiksliau sakant, nesufeilinę rungtynių pabaigos. Tai žiūrėk, ispanai tapo čempionais po to, nors ten buvo dugne. Bet šiaip tai, vis tiek medžiaga, tie vaikinai, kurie atvažiavo į rinktinę, būkim bėdni, bet teisingi, jeigu visi, kurie yra verti rinktinės, būtų atvažiavę į ją, tai pusė tos komandos tiesiog nebūtų Tamperėje šiuo metu. O laimės Serbija? Jeigu neklystu, 4 NBA žaidėjai, iš kurių yra vienas geriausias šiuo metu pasaulio krepšininkas, 7 elitiniai Eurolygos žaidėjai, tai...
Pagal olimpinę sprendžiant, tai be abejo Serbija arba Prancūzija, nors Prancūzija yra netekusi daug žaidėjų, tai Serbija šiuo metu atrodo kaip siena, į kurią visi turi atsitrenkti. Bet vėlgi, krepšinį kartais nutinka tokių dalykų, kaip tarkim, nueis kur nors išgert, kaip Dončičius su Slovenija ir gausi nuo Lenkijos ketvirtfinalį. Kaip tai įmanoma? Aš su bičiuliais turim tokį spėlionę, tai maištaudamas pasirinkau, kad finale žais Serbija ir Suomija, o Vokietija bus trečia. Originalus. Gerai, grįžtam prie laidos. Ir turbūt tema antroji laidos dalyje, vėlgi pasiūlysiu pakalbėti platesnę temą, bet pradėsiu nuo labai konkretaus įvykio. Praėjusią savaitę FTB atliko kratas ambasadoriaus ir buvusio Trumpo patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Johno Boltono namuose Vašingtone. Iš pradžių nebuvo aišku dėl ko tai ir tai sukėlė tokio nerimo, dėl to, kad Johnas Boltonas yra vienas turbūt ryškiausių, gal net ir pats ryškiausias balsas kritikuojantis Donaldą Trumpą, kalbant apie tuos, kas buvo šalia Trumpo. Jisai yra ir parašęs ir knygą apie Trumpo pirmąją kadenciją ir tą knygą beje taip pat buvo bandoma teisiniais būdais sustabdyti, kad jinai neišeitų. Ir netrukus paaiškėjo, pranešė Amerikos žiniasklaida ir pati FTB, kad kratos atliekamos galbūt dėl jo turimos, Johno Boltono turimos įslaptintos informacijos ir jos nutekinimo, kad galbūt jis neteisėtai turi kažkokius dokumentus. Ir klausydama šito žinios per CNN, aš prisimenu, pagavau save, kad krinta iš karto kažkur čia tokie, tai gal viskas gerai tada, gal viskas normalu yra, kad pas politinio oponentą atliekamos kratos yra paaiškinimas. Ir tada tu save pagauni, bet palauk, kai kokie nors nedemokratiniai režimai atlieka kratas ir persekiojimą savo politinio oponentų, jie visada taip pat turi kažkokį logišką, neva teisinį paaiškinimą, tai visada slepiasi po teisiniais paaiškinimais. Ir tada pagalvojau, kad visai įdomu pakalbėti, kadangi mes matome šiuo metu Amerikoje vykstantį tokį, tikrai neįprastą ir anksčiau nematytą, bent jau mano kartai nematytą procesą, kai nacionalinė gvardija išvedama tai viename mieste, tai kitame, dabar Vašingtone, atliekamos kratos pas politinius oponentus. Prezidentu yra iš esmės teistas žmogus, dėl kurio atliekami kiti tyrimai, jie turbūt jau baigsis ir panašiai. Kaip žmogui, piliečiui, kuriam rūpi valstybė ir demokratija, kaip suprasti, iš kokių ženklų suprasti, kad vyksta demokratijos erozija arba demokratijos sąmoningas naikinimas ir kaip nepasiduoti sąmokslo teorijoms, susijant nesusijusius faktus, kaip šitoje visoje tokiam besikeičiančiame pasaulyje pabandyti užčiuopti tikrą problemą ir tikrą grėsmę. Koks ten yra anglų posakis? The devil lies in the details, ar ne? Velnias slypi detalėse. Tai formaliai žiūrint, nieko blogo. Praėjusią kadenciją kratos vyko Trumpo šitam golfo aikštyne, buvo rasti tikrai slapti dokumentai, kuriuos nufyrino iš Baltųjų rūmų ir parsinešė dėdė maždaug, čia žinai, kolekcijai man bus ar ne. Buvo kalbama apie tai, ta versija man atrodo verta paminėjimo, kad žmogus, kuris daro verslą su diktatoriais, jam yra paranku turėti tokių dokumentų. Taip. Tai tuo pat metu buvo teisiamas Hunteris Bidenas, Joe Bideno sūnus, kaip knygoje Bobas Woodwardas Karas knygoje sako, kad tai iš esmės tas teismas pribaigė Bideną ir jo darbingumas krito dėl to, nes jam sūnus nuteistas, tu prezidentas, sūnus nuteistas, ar ne? Kratos, ta prasme, tai, kad FTB gali kratyti prezidento sūnų ir buvusį prezidentą, tai nėra blogai, tai yra demokratijos bruožas. Kur ta detalė velnio yra? O detalė velnio yra ten, kad iš FBI išvaryta pirmą kartą turbūt per istoriją galybė aukščiausių profesionalų, ar ne?
FBI išvalyta yra Trumpo nurodymu. Pastatytas bičas paklaikusiom akim, reiškia, kur jį pamačius jau tu ne apie spec tarnybas galvoji, bet irgi turbūt apie Freudą ar dar ką nors. Ir tas bičas, jeigu neklystų, pelnėsi iš Kataro, iš diktatoriaus šeicho pinigėlių. Ten kažkokia firmelė buvo, kur eidavo didelės sumos, tos sumos eidavo Trumpui, dar kažkam, tai taip toliau. Tai jeigu aš nebūčiau įsitikinęs, kad kratos Boltono patalpose vyko ne Trumpo nurodymu, tai viskas gerai, bet matyt, kad vyko Trumpo nurodymu ir niekam Amerikoje dėl to nekyla abejonių, tai va čia jau yra blogai. Ir tada pradedam grandinę, ar ne, ko nedarė kiti prezidentai. Neįvedinėjo dėl niekniekių nacionalinės gvardijos į Los Andželas, negrasino Čikagai, tuo pačiu Vašingtonė ir pažiūrėk, įsivedinėja kariuomenę ten, kur valdo demokratai. Ne, tai vadinasi, plus pridėkim, kaip jis sako, aš esu Amerikos prezidentas, aš viską galiu. Ne vienas Amerikos prezidentas šito nėra pasakęs. Jis sakydavo, kad galiu tiek, kiek man leidžia konstitucija, kiek man leidžia kongresas, net tarptautiniuose santykiuose Amerikos prezidentai niekada nežongliruodavo to, aš viską galiu, maždaug aš esu tironas, aš esu diktatorius ir aš viskas galiu. Tai va tos detalės yra labai bjaurios, ne tik Amerikos demokratijai, bet ir apskritai vakarų demokratijoms, todėl kad Amerika po antrojo pasaulinio karo yra vakarų demokratijų vėliavnešys, gynyba, stogas ir kas tik tai nori. Tai jeigu Amerikoje, anksčiau sakydavau, jeigu Amerika nusičiaudė, tai kituose pasaulio dalyse krizė prasideda, lyga, ar ne, tai dabar ne tik ekonomikoje, bet ir politikoje, ar ne, jeigu Amerikos demokratija nusičiaudė, tai vakarų demokratijose prasideda krizė arba ten dar kokia šalis nuo demokratijos turi atkristi. Yra liūdnas dalykas ir antroji Trumpo kadencija per trumpą laiką jis yra sunaikinęs daugybę svorio ir atsvarų sistemos ingredientų, kurie nebeveikia, ar ne, kur prezidentas po tokio šnekėjimo turėtų, kaip minimum tokį bandomąjį apkaltos procesą atstovų rūmuose, kuriam jis turėtų skirti didelį dėmesį. Žiūrėkim, kiek prieš Clintoną buvo ten apkaltų, kiek prieš Bideną ir taip toliau. Tai atrodo, nesvarbu, kad tai bus atmesta, bet vis tiek prezidentas turi dirbti, turi aiškintis ir paprastai, ne vienas prezidentas nemėgsta tų dalykų. Dabar Trumpas krečia nesąmonę po nesąmonės. Tai gerai dar, kad jis randa vis kitų dalykų, bet kai jis prisimins, palauk, o Grenlandijos mes dar neužėmėm, Kanada dar nėra 51 valstija, tai visa tai niekur nėra dingę, jis tiesiog kaip žmogelis, kuris ką mato, tą dainuoja, jo galvelė šiuo metu Grenlandijos ir Kanados nėra, bet pamatys ką nors, išgirs ką nors, perskaitys X socialiniam tinkle ir, palauk, tai vyrai, reikia užimti, ką čia darom, arba įvesiu Ukrainai sankcijas. O kas jam sutrukdys tai įvesti? Niekas nesutrukdys. Ir tos sankcijos lies ir Lietuvą, ir Prancūziją, ir Vokietiją. Ir ką tada darysim? Tai žodžiu, procesai yra labai blogi. Kratos Boltono namuose, iš esmės nežinau, ar ten ką nors FBI po to paskelbė. Aš po to nemačiau, bet ten yra viena, kalbant apie tas detalės, turbūt ta detalė labiausiai nerima kelianti yra tai, kad
jau 2018 metais Boltonas išleidinėjo tuo metu knygą, kambarys, kur tai nutiko, Baltųjų rūmų istorija, man atrodo, ir kažkaip taip, kambarys, kur tai nutiko, knyga vadinosi ir jau tada buvo bandoma per teismus sustabdyti tos knygos išleidimą dėl neva slaptos informacijos. Tai jau ta istorija jau yra 7 metai. Ir jeigu, nežinau, aišku, čia tyrimo medžiagos niekas neatskleidžia ir nėra aiškios tos detalės, bet susidaro įspūdis, kad turėtų būti dėl tų pačių dokumentų, čia vėlgi grįžta po 7 metų dėl tų pačių istorijų, nes Boltonas per tą laiką neužėmė jokių pareigų, kur galėtų gauti slaptą informaciją. Ir be to dar buvo prieš kokius 3 gal 4 mėnesius buvo tokia informacija, kad Trumpas panaikino apsaugą Boltonui, nes Boltonas turi apsaugą dėl tos priežasties, kad jeigu aš neklystu, Irano režimas grasino su jį nužudyti ir dėl jo politikos ir vykdomos ir panašiai, tai Trumpas panaikino tą apsaugą, tai rodo tam tikrą tyčią, tam tikrą nuoseklų veikimą. Man tai šitas momentas, kodėl aš apie jį pagalvoju ir apie tą demokratijos naikinimą, pagalvoju, kad jeigu aš dabar būčiau Vašingtone, matau, kad pas politiką, iš esmės politiką oponuojantį prezidentui atliekamos kratos. Pas politiką, kuris buvo, 10-ukė ar ne Trumpo artimiausių žmonių. Tai pagal pareigas turbūt iš viso top, vienas iš top žmonių. Ir ką tada, jeigu tai nutiktų Lietuvoje, neduok dieve, ar ne? Aš girdžiu, kad kas nors vyksta, įveda kariuomenę Vilniuje, atliekamos kratos pas opozicijos politikus. Ką aš kaip pilietis galiu tada padaryti? Man kilo toksai klausimas, kas būtų, jeigu aš dabar būčiau Vašingtone? Ir, tokio konkretaus atsakymo neturiu, tada bandai ieškoti literatūroje. Tai šiaip yra tokia labai faina knygelė Timothy Snyderio apie tironiją. Tai yra labai nedidelė knyga. Beje, šita knyga tikrai žinau, kad yra Audioteka Club kataloge ir jeigu įvedę kodą redakcija, 30 dienų galėsite nemokamai klausytis Audioteka Club ir pabandykite ir Timothy Snyderio apie tironiją. Jie yra išleidęs leidykla Hubris. Tikrai verta susipažinti dėl to, kad tai yra, kas yra įdomu, kad mokslininkas leido savo iš esmės laisvai ir paprastai kalbėti apie tai, o kas yra ta demokratija, kaip ji naikinama, kokie yra procesai ir ką tu... Kita knyga, šitą Kelias į nelaisvę apie tą patį, dar sistemingiau, man atrodo, sudėliota yra. Taip pat Hubriui išleista. Aš gal ją pasidėsiu šitą knygą, bet dėl ko būtent apie tironiją, aš galvojau, kažkada turėjau tokią mintį nusipirkti keletą tų apie tironiją, nes tai yra tokios mažos knygelės ir jas padalinti žmonėms, sakant, kad perskaityk ir duok kitam, dėl to, kad ten yra toksai vos ne mokslininko parašyta atmintinė, į ką tu turi atkreipti dėmesį. Ir ten turbūt labai rekomenduoju paskaityti ten tų patarimų, tokių beveik praktinių. Yra tikrai nemažai, bet vienas, kas man labiausiai įstrigo, apie ką aš lygi tol nebuvau pagalvojęs, jisai sakė Timothy Snyderis, kad pagrindinis dalykas, ką gali padaryti pilietis, tai yra ginti savo valstybės institucijas. Institucijas tai ne tik ten, ministerija, savivaldybė ir taip toliau, bet partinė sistema yra institucija, žiniasklaida yra institucija, teismai yra institucija ir kad mes iš piliečio pozicijos visą laiką įsivaizduojam, kad tos institucijos yra stiprios, kad jos yra sistema, kad jos gali tave užgriūti ir taip toliau, bet realybėje, kai jos susiduria su erozija iš vidaus, su kažkokiu žmogum. Kai susiduria su tironija, kaip Amerikoje, paaiškėja, kad jos yra bejėgės. Ir Timothy Snyderis apie tai rašė, aš nežinau, kada ta knyga, gal 21 ar 20 metais maždaug išleista, tai, o gal netgi prieš pirmąją Trumpo kadenciją. Ta prasme, sena knyga, bet jis tada jau pajautė, kad ir tą sakė, kad institucijos yra bejėgės prie žmogų patekusi kažkokią klaidą sisteminę ir tada piliečiai gali apsaugoti ir tada, tu galvoji, ką aš dabar darysiu, kažką vykdo su teismais, ką aš galiu padaryti. Tai jisai sakė tokį labai paprastą praktinį dalyką. Išsirink instituciją, kuri tau svarbi, kurią tu supranti. Pavyzdžiui, dalis piliečių 2018 metais, kai buvo naikinami žurnalistams prieiga prie registrų centro duomenų, išėjo ir protestavo prie vyriausybės, palaikė žurnalistus protestuojančius ir panašiai. Tu supranti, kad žiniasklaida yra svarbi, ir tu gini žiniasklaidą tada, kada reikia. Kažkas supranta teismų svarbą, supranta, kaip tai veikia ir mato, kad kažkas negero vyksta, tarkime, teismuose. Tai čia kalbu apie tokį hipotetinį pavyzdį. Tai man labai kažkaip surezonavo tas kratos pas Boltoną, pagalvojau, kad yra sunku iš tikrųjų
suprasti, kad tavo valstybėje jau vyksta kažkoks dalykas, būtent dėl to jausmo, kurį aš pajutau, kaip ir CNN FTB paskelbė savo priežastis. Turbūt taip ir įvyksta, aš taip įsivaizduoju, kokiai nors Rusijoje, kai mes vakar telefonu kalbėjom, kai vyko tos NTV kratos, ar ne, tu savo sakai, jo neramu, čia kažkas negerai, bet tada sako, bet čia dėl kažkokios korupcijos. Ir tu save nusiramini. Pasodina Khodorkovskį. Buvo oligarkas, kuris nešventas ar ne, pačioj pradžiai buvo. Ir visiems Europoje, Amerikoje buvo dzintai. Ir niekas nenutraukė nei biznio as usual su Rusija, kaip tik vystė dar toliau ir taip toliau. Tai va čia tas yra svarbus dalykas. Beje, Timothy Snyderis rugsėjo 3 bus Vilniuje ir kai užsiminė, jį man taip sudilgė širdį, nes esu pakviestas į pusryčius, tai yra trečiadienis 9 ryto, bet Kaune 11 valandą turiu paskaitą ir suprantu, kad aš negalėsiu nueiti. Mano vienas iš mėgstamiausių autorių yra, turi galimybę pakalbėti akis į akį ir turi įsipareigojimą, ar ne? Tu negali nenuvažiuoti, nenueiti į paskaitą, nes tai čia tavo darbas, ne? Tai žodžiu, pasiguodžiau. Taip. Tai kągi. Baigiam šios dienos laidą. Ačiū labai visiems žiūrėjusiems. Ačiū buvusiems su mumis. Prenumeruokite mūsų kanalą, redakcijos. Pasidalinkite šiuo įrašu su tais, kuriems galėtų būti įdomu. O mes keliamės į Patreoninę dalį, kur pakalbėsime apie lyderystę ir socialdemokratų partiją. Prisidėkite prie mūsų. Jeigu dabar prisidėti negalite, tai pasimatysime kitą savaitę. Iki. Kodėl celofanas su apykoje vaikšto? Man irgi keista, kodėl jis laisvas žmogus. Jo. Čia turbūt yra nieks taip nefokusavo, kad tai turbūt yra pirmas žurnaliuga vakaruose, kuris su apykoje vaikšto.